2025 prasidėjo astronominių reiškinių gausa. Jau nuo sausio 2 iš tikrųjų mes galėjome džiaugtis ypatingais reiškiniais. Vienas iš pirmųjų tai yra kvadrantidų meteorų lietus, kuris pasiekė savo piką. Tai yra į valandą mes stebėjome apie 40 meteorų, kurie nušvietė dangų. Sausio 3 mes stebėjom gražų reiškinį, kuomet Venera ir Mėnulis, tie ryškiausi objektai, suartėjo vienas prie kito. Mes tą vadiname konjunkcija. Tai yra astronominis reiškinys, kuomet atrodo, tarsi jie susilieja vienas su kitu, ar yra tarsi vienam tam pačiam taške, nors iš tikrųjų juos skiria milžiniški atstumai vienas nuo kito. Bet tą galima buvo stebėti plika akimi. Kitą naktį, sausio 4 dieną, įvyko Saturno su Mėnuliu konjunkcija, kuri laipsniškai perėjo į okultaciją. Okultacija tai yra tas reiškinys, kuomet Mėnulis arba pilnai, arba dalinai uždengia kitą